Sveiki, mėly klausytojai. Jau įsijungė trečiąją psichologinės espreso tinklalaidę. Tai šis projektas yra inicijuojamas Vilniaus Geležinio Vilko Rotary klubu, kurio viena iš iniciatyvų kalbėti apie psichologinę ir emocinę sveikatą. Šiandieną kalbėsime moterų persileidimo tema ir su manim studijoje yra pašnekovė. Sveiki, ar galėtumėte prisistatyti? Sveiki, ačiū, kad pakvietėt. Aš esu Milda Kupulskienė, esu psichologė, 2 vaikų mama, esu ir mokslų daktarė. Neseniai apsigyniau disertaciją tema apie moterų persileidimo patirtis ir apie tuos išgyvenimus, visą procesą psichologinį, kurį jos pereina patyrusios persileidimą. Ir galite paskaityti mano tekstų arba sužinoti apie renginius, kuriuose tenka dalyvauti, tinklaraštį Švelni tėvystė, daugiausia Instagrame. Kaip persileidimas paveikia moters tiek fizinę, tiek psichologinę, tiek emocinę sveikatą? Persileidimas tai yra visų pirma netektis. Ir netektis tai yra toks procesas, kurį mes patiriam tada, kai netenkam kažko, kas mums yra svarbu, reikšminga ir gyvenime tai kartais gali būti nebūtinai kažkoks apčiuopiamas dalykas arba kitas žmogus artimas. Tai gali būti ir tam tikra idėja, svajonė, kurios netenku. Būtent nutrūkusio nėštumo atveju tai, ko netenka, identifikuoja patys žmonės. Ir vienas tai įvardina netgi ir ankstyvam nėštume kaip tokia labai aiškia vaiko netektį, kitam žmogui tai yra galbūt kažkoks subyrėjęs saugumas psichologinis, nes dažniausiai niekas nesitiki tai patirti ir nustemba sužinoję, koks yra paplitimas, kad 1 iš 4 nėštumų baigėsi persileidimu, kad tai pakankamai dažna patirtis. Gali būti netgi, kad ta statistika žymiai didesnė, nes tiesiog labai daug ankstyvų nėštumų nėra įtraukiama į statistiką, nes sunku tą statistiką vesti. Pavyzdžiui, žmogus niekada taip ir neatvyksta pas gydytoją. Tai yra dažnai nustebinanti patirtis, kontrolės praradimo patirtis, netekties išgyvenimas, jau nekalbant apie tai, kad tai yra fizinis, neretai skausmingas procesas moteriai ir emociškai jos partneriui ir netgi gali paveikti kitus narius. Yra tyrimų, kur jau vyresni vaikai, kuriuos turi tėvai, jeigu patiriamas nėštumo metu kažkokia komplikacija ar jisai nutrūksta, labai išgyvena tie vyresni vaikai, kurie jau, pavyzdžiui, žinojo apie nėštumą. Arba tėvai, seneliai, ar ne, irgi tai išgyvena. Tai toksai reiškinys, iš tikrųjų persileidimas, apie kurį labai mažai kalbama, arba kaip viename straipsnėje žurnalistė pavadino tema, apie kurią garsiai tylima. Tai yra toks kaip dramblys kambaryje, paliečiantis daug žmonių, bet labai sunku apie tai kalbėti. Mes kaip visuomenė nemokam kalbėti apie tokius skaudžius, intimius klausimus. Ir dėl to, kodėl tai yra blogai, kad mes nekalbam, mes negalim palaikyti žmonių tinkamai, kurie su tuo susiduria, nes mes tiesiog nežinom, kaip reaguoti, mes išsigąstam, pasislėpam patys, ar ne, kai išgirstam. Tai labai platu atsakyti, kaip paveikia, bet paveikia daugeliu skirtingų lygmenų. Paveikia fiziniam lygmenyje, tai yra neretai po persileidimo moteris turi patirti kažkokią intervenciją arba medikamentinę arba chirurginę intervenciją. Kartais tai vyksta natūraliai, bet tai irgi yra susidūrimas su krauju, su skausmais ar nepanašiais į sąrėmio skausmus. Neretai tai įvardina kaip tokią kūno išdavystę, kad kūnas, kuris turėjo veikti vienaip, jis staiga kažkaip suveikė kitaip, ar ne, ir tarsi išdavė, tarsi nepadarė savo darbo, kaip sako kartais moterys citatose, patyrusios persileidimą. Tai toksai ne tik fizinis patyrimas, bet ir santykio su kūnu sutrikdymas tam tikras iššūkis. O emociniam lygmenį tai yra visa eilė procesų, tokia kaip
netekties jausmų mišrainė, jie gali būti labiau išreikšti tie jausmai, gali būti mažiau išreikšti, tai priklauso nuo daugybės faktorių, kaip pergyvenamas tas persileidimas, bet dažniausiai su tuo susiję yra liūdesys, prislėgtumas, gali būti ateityje atsirandanti baimė, pavyzdžiui, baimė skausmo, baimė kraujo, gydymo įstaigų, gali pasireikšti ypatingai sustiprėti baimė kitų nėštumų metu, patirti dar kartą tą patį. Baimė neturėti vaikų irgi yra dažna baimė po persileidimo. Daug tokio irgi specifikos persileidimo, siejant su kitom netektim, ar ne, šalia to sielvarto atsiranda kai kas labai naujo. Neretai pyktis būna toks nukreipiamas į save, kad tai mano kūnas neatidirbo, tai reiškia, aš esu kaip moteris galbūt kažkokia defektyvi, ar ne, arba mažiau moteris dėl to, kad patiriu tų reprodukcinių sunkumų. Tai gali būti daug savigraužos ir netgi tokios savibaudos, kad tarsi kaltinu save, graužiu, tikrai labai sunkus patyrimai. Neretai pasireiškia savęs lyginimas su kitais žmonėm, kurie susilaukė, pavyzdžiui, sveiko kūdikio arba pastojo panašiu laiku ir jų nėštumas tęsiasi sklandžiai. Tai daug tokių, kaip turbūt girdit, labai tokių sunkių, kunkuliuojančių išgyvenimų, kurie pasireiškia daugeliui žmonių, ypatingai tų, kurie planavo tą nėštumą, jo laukė ir norėjo turėti vaiką. O kodėl ta persileidimo patirtis dažnai moteriams siejasi su kaltės jausmu? Šiaip suprantame, taip logiškai, jog tai yra visiškai biologinis procesas, bet vis dėlto, atrodo, kad paveda kūnas ir aš kažko bloga. Tai kodėl taip vyksta? Labai geras klausimas ir moteris tikrai neturėtų jaustis kaltos, nes tų priežasčių, vėliau gal apie tai kalbėsim, yra labai tokių daug skirtingų faktorių siejama su persileidimu, bet nei vienas iš jų, apart alkoholio vartojimo, rūkymo, nėra moters kažkokia intencija arba pastangos pakenkti, ar ne? Ir apskritai dauguma priežasčių lieka neišaiškintų. Negali gydytojai pasakyti, kodėl tas persileidimas įvyko ir yra daug neapibrėžtumų. Bet nėra tiek daug tyrimų atlikta apie kaltės priežastis, bet aš galvoju, tai yra susiję su tuo, kad mūsų visuomeniai kitos netektys turi kažkokį ritualą, ne? Susirenka bendruomenė, netekus artimo šeimos nario, vyksta laidotuvės, yra kažkoks procesas, kažkoks dvasinis bendruomenės atsisveikinimas, ritualas, žmonės tave palaiko, jie atvyksta, jie išreiškia užuojautą ir tai yra tokia kolektyvinė patirtis ir tai labai labai reikalinga. Tyrimai rodo, kad būtent tos laidotuvės bendruomenė yra labai svarbi, nes reikia palaikymo. Su šita netektim, kuri vyksta moters kūne, tai yra dažnai labai vieniša patirtis, nes taip yra tarsi tokia nerašyta taisyklė, kurią tikrai galima kvestionuoti, nesidalinti apie tai, kad laukėsi iki 12 nėštumo savaitės. Ir tai yra pirmas trimestras, kada įvyksta daugiausiai persileidimų. Tai žodžiu, 97% persileidimų apskritai įvyksta iki tos 12-14 savaitės, pirmą trimestrą. Tai reiškia, apie tai beveik niekas nežino, galbūt tavo partneris, galbūt artimiausi žmonės. Ir tai yra labai vieniša patirtis. Tai vienas momentas, aš manau, tas vienišumas, tu negali su niekuo pasidalinti, niekas negali paneigti su tavim kartu tos sielvarto naštos panešti. Kita dalis, kad tai yra tokia internalizuota netektis, tai yra ji vyksta tavo kūne ir yra būdinga nėštumui iki jo pabaigos labai išreikšta simbiozė. Tai žodžiu, tai yra toksai mechanizmas, kad besilaukianti moteris su vaisiumi patiria labai stiprią simbiozę, kuri truputį mažėja antroje nėštumo pusėje ir paruošia moterį atsiskirti, tarsi gyventi atskirai vaisių nuo kūno. Ta simbiozė tai yra tai, kad tu negali suvokti vaisiaus kaip atskiro
ir yra ta tarpusavio priklausomybė, tai tarsi tu netenki ir savęs, kažkokios savo dalies, arba tu patiri netekti, mirtį savo kūno viduje. Tai irgi yra toks labai specifiškumas, dėl ko gali kilti, tarsi toks kažkoks savinimosi jausmas, kaltės jausmas stipresnis, kad tai mano kūno kažkokia problema. Tai kartais moteris taip labai skausmingai pavadina tyrimą, kokybiniam, kurį atlikau, ne viena moteris citatose kalbėjo, kad aš esu kaip vaikščiantis karstas. Kai sužinau, kad mano vaikas nesivysto ir tai vyksta mano kūne, aš, pavyzdžiui, turiu laukti kelias savaitės to išsivalymo ar kažkokios intervencijos. Tai va tas, ką reiškia būti tuo karstu, ar ne? Tai ne ta kažkokia gyvybės, ar ne, šventikla, kurioje kažkas vyksta, bet tokia liūdesio erdvė. Ir tai iš tikrųjų yra labai sunku moteriai pakelti, bet tikrai kaltinti savęs nereikėtų. Ir savęs kaltinimas, savibauda tokia yra labai neteisinga, nes priešingai, reikia turbūt pažvelgti savo kūną su atjauta ir pagalvoti, kiek jis visko praėjo. Ir kad tai tikrai nėra kaltė, jeigu tai nėra kažkokia intencija sąmoningai pakenkti. Bet aišku, mūsų visuomenė ir kalbant apie motinystę, tėvystę, labai dažnai žmonės patiria tą tokią kaltę. Daug kaltės iš tikrųjų, nežinau, netgi sunku pasakyti, tai atrodo taip neteisinga ir taip nedraugiška su savim, bet kita vertus tai vyksta ir toks kaip savęs sabotažinimas, kad tikrai savo psichikai mes nepadedam tokiu būdu atsistatyti. Labai kaltę stiprina savęs lyginimas neigiamas su kitais. Ir neretai kitos moterys, kurios laukėsi aplinkoje, pavyzdžiui, kolegė, kuri pasakė, kad irgi laukėsi tą patį laikotarpį, ne? Arba tiesiog besilaukianti moteris gatvėje sutikta, arba draugai, kurie net nežinojo, kad tu laukėsi, tu neseniai sužinojai apie persileidimą, o jie praneša tą žinią, kad laukėsi. Tai aišku, labai sustiprina tą tokį jausmą, kad kodėl jie gali tai patirti, kodėl jie tą džiaugsmą, tą nėštumą sklandų ir tokį neteisybės jausmą, kodėl man taip nutiko. Ir tada ieškoma tų priežasčių, kodėl, kai jų nerandama, neretai nukreipiama, kad padaroma tokia klaidinga išvada, kad tai aš kažkokia netokia moteris arba netoks vyras. Lygiai taip pat ir vyram gali pasireikšti kaltės jausmas. Ir moteris galvoja, kad aš ten tai pakėliau kažką per sunkiai, tai dirbau, nepailsėjau, daug streso patyriau, tai ten kokį vyresnį vaiką žindžiau, nes ir ne vienas po kito nėštumas, tai patekau, kokią nors patyriau netektį ir kokį krizinį įvykį patekau ir tarsi ieškom tų priežasčių, bet iš tikrųjų tai nėra, dažniausiai tikrai nėra tos vienos priežasties ir tiesiog taip nutinka. Ir kadangi nežinom tos statistikos dažnai, ir mes nustembam, kad kai sužinom, tai labai tas vienišumas, atrodo, visi kiti laukėsi aplinkui, nes tai išoriškai matoma, o aš kenčiu tyloje, vienatvėj. Tai aš manau, tas kalbėjimas, tai kad jūs darot šitą pokalbį, pakvietėt kalbėti šitą temą, tai mažina šitą stigmą, mažina tą jausmą, kad tai yra kažkas nenormalaus ar kad kažkas yra kaltas dėl to, kad taip nutiko. Taip tiesiog nutinka ir tai tikrai yra priežastis, dėl ko gali reikėti pagalbos ir palaikymo ir sau, ir iš aplinkos daugiau negu įprastai. Kodėl atsiranda tas toks gėdos jausmas, kodėl nesinori dalintis? Nes ir grupinės terapijos gali padėti ir tokios pačios moteris, kaip ir patyrusi moteris persileidimą gali padėti. Kodėl nesikalbama, kodėl nevyksta pokalbių tarpusavyje? Tai turbūt ta gėdos tema irgi mūsų visuomeniai, kultūroje tokia pasikartojanti daugelį temų, ar ne? Mes jeigu pažiūrėtumėm į depresiją, ar ne, ar kokias psichikos ligas, ar tiesiog, pavyzdžiui, prisipažinti, kad lankausi terapijoje, ar prisipažinti, kad esu pažeidžiamas, kad kažkokia nelaimė man atsitiko, yra gėda. Ir aš tai siečiau, nors atrodo daug metų praėjo, bet su to tokiu sovietiniu palikimu ir tokia taisyklė, ar ne, sovietmečio, nenešti šiukšlių iš namų.
Tai jeigu pagalvotumėm, ar ne, kitų 90-ųjų metų ir netgi vėliau užtruko, kol keitėsi kultūra, atvirumas didėjo. Nenešti šiukšlių iš namų, ką tai reiškia? Ne? Tai reiškia su savo problemom tvarkytis vienam. Tai reiškia slėpti savo pažeidžiamumą. Ir moterys daugybę kartų iki mūsų patirdavo persileidimus vienos. Nebuvo tokių atvirų santykių ir porose, dažnai tarp vyrų moterų. Aišku, gal šiek tiek negalim per daug apibendrinti, bet tokia tendencija, kultūra panašu, kad vyravo. Ką jau kalbėti apie šnekėjimą visuomenėje. Jeigu sovietmečių nebuvo sekso, tai ką kalbėti apie nutrūkusius nėštumus, ar ne, taip viešam diskurse. Tiesiog to nebuvo. Ir apskritai galbūt ta kultūra, mes bijom intensyvių patyrimų. Mus išgąsdina, kai žmonės pasidalina, kad kažkas nutiko. Mes dažnai ką girdim, kad viskas gerai normaliai. Ne? Jeigu jau kažkas atsiveria, kaip mes reaguojame, sakom, arba pasimetam, arba sakom, baigtugi nėra tai blogai tau, arba viskas bus gerai. Ir norim tarsi taip raminti savo pašnekovus, labai trūksta to atjautos ir gebėjimo atlaikyti, ištalpint, kažką, kas tikrai kiekvieno žmogaus gyvenime būna kažkokiu momentu, kai nutinka kažkas labai skaudaus ar baisaus. Tai kiekviena netektis yra toksai jausmas ir reikia viens kitą atlaikyti. Ir ko labiausiai reikia, tai turbūt tokio išklausimo, priėmimo, kad tai normalu jausti skausmą tokioje nenormalioje situacijoje, kad tas skausmas labai gali būti aštrus, duoti erdvės tam žmogui svarbu. Tai vat, aš sakyčiau, gėdos šaknis yra tokiam platesniam, yra daug platesnės priežastys, kodėl, o ypatingai turbūt tie tokie intymus reprodukcinės sveikatos klausimai yra tarsi moterų reikalas, nors iš tikrųjų, kaip sakiau, tai paliečia tikrai visą visuomenę mūsų ir tas klausimas daug platesnis ir turbūt mūsų visuomenė tiek yra brandi ir tiek yra pažengus, kiek mes galim atlaikyti vieni kitus, tas pažeidžiamiausias grupės sunkiose situacijose. Tai labai džiugu, kad tas tikrai keičiasi ir galima matyti, kad ypatingai pastarąjį 10-15 pastarųjų metų vis drąsiau kalbama, vis drąsiau atsiveria ir įžymūs žmonės apie tai, kad patyrė, pavyzdžiui, šeimoje persileidimus. Drąsiau rašo tas savo tokias istorijas, publikuoja, netgi knygų atsiranda lietuvių kalba išleistų apie tai. Ir kai atlikau savo tyrimą disertacijos, tai buvo tikrai daugybė moterų, kurios pareiškė norą dalyvauti ir papasakoti, sudalyvauti ilgame interviu. Virš 23 moterų dalyvavo ir virš valandos pasakojo visą savo persileidimo istoriją, kurias aš vėliau analizavau, o į kiekybinį tyrimą atsiliepė virš 800 moterų užpildę anketą patyrusių persileidimą. Tai reiškia, daug moterų tai patiria ir aš labai dėkinga esu už tai, kad jos dalinasi, kad to pagrindu buvo galima šiek tiek patyrinėti, kas vyksta su jų psichikos sveikata, kokios pagalbos reikia. Labai džiugu išgirsti, kad moteris atsiliepia į tokius tyrimus ir kad jūs atlieka tokius darbus, tikrai gerai išgirsti, kad skatinat kalbėti moteris. O kaip vis dėlto partneriai reaguoja į moters persileidimą romantiniuose santykiuose? Turbūt labai individualu, kaip ir moteris kiekviena reaguoja, jeigu taip žiūrėt, atvejus analizuoti, tai tikrai unikalus patyrimas, unikali kelionė, gali labai varijuoti, taip ir partneriai. Bet turbūt taip galima kalbėti apie tuos partnerius, kurie iš moterų istorijų taip galbūt noris peržvelgti mintise ir galima turbūt išskirstyti, bet į tuos partnerius, kurie yra įsitraukę tame ir tuos, kurie yra tarsi atsiriboję. Tai neretai ir turbūt, sakyčiau, pusė ant pusės moterų dalinosi kokybiniam tyrime, kad jų partneriai vienų buvo tie atsiriboję, tai yra moteris skaudino tai, kad jie nesidomėjo, neklausė arba sakė, taigi viskas čia gerai, arba tiesiog įveikinėjo tai per, pavyzdžiui, darbą intensyvesnį, per tokį atsitraukimą, arba išvažiavo ilgam kažkur ten pabūti, ar ne kartu santykiai bandė tai įveikti, bet išvengti, atsiriboti.
Arba kartais labai greitai, ar ne, duodavo 1-2 dienas, o paskui patys jau eidavo gyventi savo gyvenimo ir trūko gal to tokio parodymo, jautrumo, dėmesio, bet aš manau, kad tai tikrai nėra ženklas, kad jiems nerūpi, tai yra daugiau toks nemokėjimas, emocinio to intelekto galbūt problemos mūsų visuomenės, arba toks nemokėjimas, nežinojimas, kaip reaguoti, nemokėjimas būti su savo pažeidžiamumu, su savo skausmu. Tai va tas atsiribojimas tikrai žeidė. Kaip sakė viena dalyvė, jisai vieną dieną paklausė, kaip aš verkiu ir tada išėjo gyventi savo gyvenimo. O aš sako, dar ilgai savo daržuose ravėdama verkiau ir liūdėjau mėnesius po to. Tai tokio, kartais tas ryšys tarsi sutrinka, nutrūksta poroje, nes vienas patiria vienaip, kitas kitaip. Ir tai yra labai iš tikrųjų ir paaiškinama ir natūralu. Moteris savo kūne patirdama nėštumą, ji tai išgyvena vėlgi fiziškai, savo kūne, per savo pokyčius, ji daug daugiau turi tokio prisilietimo ir gali tą įsisąmoninti. Partnerių tas formavimas, suvokimo vėluoja ir jisai vyksta daug labiau per tai, kai jie mato savo partnerį. Jie mato besikeičiantį kūną, eina laikas, jie galbūt ateina į echoskopijos tyrimą, išgirsta širdies dūžius, gal nuotrauką kokią pamato, tai įsisąmoninimui reikia to buvimo šalia, įsitraukimo ir partneriai gali būti, kad neprisiriša, dėl to ir ta netektis jiems nevyksta ir tada moteris lieka dar labiau viena. Ne tik visuomeniai, bet ir savo šeimoje viena su tuo. Bet yra tikrai nemaža dalis partnerių, kurie puikiai geba atliepti. Tik tai svarbu paminėti tai, kad abu sužeisti poroje gali būti to persileidimo, ypač jeigu abu turėjo tą prenatalinį prieraišumą, abu svajojo, abu laukė ir yra sunku dviem sužeistiem viens kitą kažkaip padėti gyti viens kitam, nes abu yra sužeisti, tai kartais normalu, kad tos atramos mes negalim suteikti viens kitam, galim būti šalia, bet reikia atramos galbūt iš šalies labiau. Tai tą rodė ir tyrimas, kad reikšmingas veiksnys palaikyme tai buvo kitų artimųjų palaikymas ir dažniausiai tai buvo kitos moterys. Tai kitos moterys, ar tai sesė, ar tai draugė artima, ar mama, bet taip pat ir vyrai, aišku, gali palaikyti, ypatingai vyrus, tėčiai savo dukras. Ir tas artimųjų palaikymas turbūt tuo ir yra. Tu gali būti pagalbos teikėjas, kai tai tau nėra tokia asmeninė žaizda. Bet partnerio įsitraukimas tai buvo toks daugiausia pozityvus veiksnys, kai jis buvo be žodis netgi, nebūtina kažką labai sakyti, bet tai yra apkabinimai, prisilietimai, buvimas šalia, palydėjimas į procedūras, nes kartais, pavyzdžiui, moteris sužino diagnozę pas gydytoją kabinete, kad vaisiaus širdutė neplaka, nesivysto, ir ji viena, ir ašaros rieda, šokas, ir sako, aš jaučiu, kad negaliu vairuoti. Tai netgi ta tokia techninė pagalba, kad nuvežė saugiai, palydėjo namo, pamaitino, apklojo, tokie paprasti dalykai, kurių mes kiekvienas norim, kai sergam, kai prastai jaučiamės, jie labai gali padėti ir vien daugiausia moteris jautėsi dėkingos už tą tokį išbuvimą, kad išbuvo arti, kad nepabėgo, neatsitraukė, nenuvengė to, nenustūmė, nes tai abiejų netektis. Kaip draugai, šeimos nariai, ką rekomenduotumėt, kaip jiems padėti moteriai išgyventi šitą nelengvą etapą tikrai? Natūralu, kad pradžioje tikrai gali reikėti ir tokio atsiribojimo, vienatvės, arba, kaip mano tyrime tokia išiškėjo viena iš temų, kad tas žaizdas išsilaižyti reikia vienumos. Ir jeigu partneris įsitraukęs, ankstyviausiu tuo laikotarpiu, pirmom dienom, tikrai tokia vos ne embriono pozoj susisukus, išgulėti šiltai namie, saugioj erdvėj, arba kažkur kartais gamtoj išvažiuodavo poros, arba kažkokią kelionę. Tas kartais atsitraukimas padeda, bet toks truputėlį išbūti privačiai gali reikėti ir gali padėti. Bet vėlesniu laikotarpiu atsiranda poreikis kalbėti apie tai arba kažkaip įprasminti. Ir
neretai vat, būtent tas kalbėjimas ir yra būdas, kaip jausmus ventiliuoti ir kaip nenuneigti, kad tai įvyko. Tai tikrai nesakau, dideliai daliai žmonių nėra priimtina kalbėti labai viešai apie tai ir tai yra labai kartais šiaip netekties jausmai, bet kokie netekties jausmai gali būti sunkiau kalbėti, nežinau, negu apie kažkokius kitus dalykus, kažkokius labai intymius. Tai tiesiog yra labai sunku apie tai kalbėti kartais ir dėl to reikia atsirinkti, kam kalbėti. Svarbu, kad tas santykis būtų saugus, kad pasirinktumėm žmonės, kuriais pasitikim, prie kurių saugiai, komfortiškai jaučiamės ir labiausiai padeda iš tikrųjų atviras klausymasis, tokie keletas tokių dalykų, net ir toks pasakymas, kad aš būsiu čia ir noriu su tavim būti, kai tau sunku, manęs negąsdina tai, kad tau sunku, kad aš galiu atlaikyti, aš noriu išgirsti tavo istoriją, toks dažnas vis pasidomėjimas, paklausimas, susitikimas pokalbiui, pasiplanavimas laiko, kad nereiktų bėgti toj pat kažkur, kad tas žmogus, kuris atsivėrė, turėtų pakankamai laiko išsikalbėti ar tiesiog paverkti. Reikėtų vengti tokių nuvertinančių pasakymų, kaip baigtų čia mažiausia blogybė, dar gyvenime netokių būna, arba baikit jūs jauni, dar tų vaikų susilauksit, nugi čia viskas čia pagydoma maždaug. Nes tai nėra persileidimas, tai nėra tas pats, kas kojos trauma arba apendicitas, kurį tau reikia išpjauti. Persileidimas yra netektis. Ir reikia laiko, ir tu negali taip lengvai pakeisti kažkaip kitų vaikų, to vaiko, kurio netekai, tai neįmanoma pakeisti. Nors aišku, vėliau nėštumai kiti gydo, gyvybės ratas jis visą laiką gydo, bet kaip ir mažam vaikui, kuris neteko savo mylimo šuniuko, mes turbūt, tas, kad nupirksim naują šuniuką, tai mes tos žaizdos nepagydysim. Netgi kaip tik kartais atitolinam, taip, skausmas turi kažkaip ištekėti. Tai aš sakyčiau, tos frazės tokios, ar ne, viskas gerai, baikit, juk nėra taip blogai, ten visokie patarimai neprašyti, taip toliau, tai labai žaloja santykį, reikėtų to vengti ir žmonės jaučiasi nesuprasti. O labiausiai padeda kalbėjimas, klausimai, kaip tu jautiesi, ko tu norėtum, kaip aš tau galiu padėti, padeda atspindėjimas, tiesiog girdžiu, kad tau tikrai labai liūdna, girdžiu, kad tau sunku. Tokie paprasti žmogiški dalykai, tiesiog buvimas šalia, išėjimas kartu galbūt į lauką, fizinis judėjimas, buvimas gamtoj, tokie labai paprasti dalykai, kaip ir bet kurioj kitoj sunkioj situacijoj. Kaip ir sveikimas po ligos irgi taip pat, kiek supratau jūsų klausytume. O kiek laiko trunka dažniausiai atsigavimas po persileidimo? Taip, irgi labai geras klausimas, nes tyrimai būtent tyrimuose ir matuojama ir žiūrima ta dinamika. Tai šiaip, kalbant apie visas netektis, dauguma jų yra tas metų ciklo laikotarpis pabrėžiamas, kad 12 mėnesių praeina ar ne iki kažkokios datos simbolinės, pirmos šventės po netekties. Būtent po prenatalinių netekčių, po persileidimo galima kalbėti šiek tiek apie trumpesnį laikotarpį, netgi maždaug 6 mėnesiai yra, kada atsistato savijauta, ūmiausias laikas yra 1 mėnuo, bet irgi yra svarbios datos, ar ne? Tai yra terminas, kada turėjo kūdikis gimti, kurį dažnai moteris iškart susiskaičiuoja ir žino tą datą. Ir pereiti tą datą gali būti jautru ir kažkokie simboliniai, labai svarbus tie tokie simboliniai, tai šventės, tai kažkokie reikšmingi momentai. Bet dažniausiai po 6 mėnesių tikrai tiek kūnas, tiek psichika atsistato, o kai kurios poros tikrai sėkmingai vos ne ir kito ciklo metu pastoja ir tas irgi yra nėštumo kito laikotarpis, tas nėštumas, tie 9 mėnesiai irgi yra pasiruošimas nėštumui ir viskas tvarkoj, išgyventi persileidimo jausmus, išgyventi gedėjimą dėl ankstesnio persileidimo. Neretai tada žmonės kreipiasi konsultacijom ir sako, kažkokį nori kažkaip uždaryti, įprasminti. Tai dažnai tas papasakojimas istorijos, pavyzdžiui, psichologui arba užrašymas
kažkokiam dienoraštį, arba galbūt jeigu kai kuriuose šalyse ir Lietuvoje skirtinga ta praktika, bet po vaisiaus netekties netgi galima vaisiaus pelenus išsinešti ir palaidoti. Ar ne? Tai vat, aišku, jeigu labai ankstyvas nėštumas, tai tas mažiau praktikuojama, bet kalbant apie vėlyvą nėštumą, antram nėštumo trimestre, jeigu nutrūksta, tikrai kažkoks palaidojimas, kažkoks ritualas labai svarbus. Tai visa tai susiję su tuo, kiek laiko užtrunka. Bet viena tyrimo dalyvė, ji pasakoja apie tokį savo sapną. Žodžiu, jinai sapnavo sapną, kaip vyksta kažkokios statybos, ten kažkokie griuvėsiai ir jinai supranta, kad yra užkastos gamtai kenksmingos atliekos kažkur labai giliai, žodžiu, nesutvarkytos, ne išrūšiuotos, bet užkastos ir jos teršia tarsi iš vidaus tą visą aplinką, ar ne, pavojingą gamtai. Ir jinai kalbėjo, sako, aš taip ir užkasiau savo patirtį ir jaučiu, kad tai mane žaloja iš vidaus, ir tai buvo po ilgo laiko, po persileidimo. Ir sako, aš supratau, kad aš turiu atkasti tą savo istoriją, turiu kažkaip su ją atrasti santykį, neneigti, kad taip įvyko, bet nes, žodžiu, kai kuriais atvejais, jeigu mes užkasim, nuneigsim, neleisim savo jausti jausmų, gali būti, kad tai liks labai ilgam. Ir kai kada kalbama taip, kad persileidimas yra tarsi randas, ne, kad tu negali ištrinti, kad tai vyko ir niekada nebūna taip, kad lyg nebuvę. Ne? Bet tai nereiškia, kad tas randas skauda, kad jis trukdo gyventi, trukdo būti laimingam. Ar ne? Jeigu susitaikymas yra sklandus, randas sugyja ir ta patirtis tikrai tampa tau ir svarbia gyvenimo dalim, iš kurios tu gali labai augti, bet kartais tai yra pūliuojanti žaizda po to randu. Ir ją reikia gydyti net ir po praėjus tiem 6 mėnesiam. Tai daugumos moterų tikrai yra sklandus gedėjimas, bet kai kuriais atvejais jis tampa komplikuotas. O kaip pati moteris gali padėti savo išgyventi, kokios mintis galbūt padeda? Aišku, ir terapija yra labai svarbi, bet kaip pats žmogus gali padėti savo? Tikrai ne visiems reikia atvejam terapijos ir yra daugybė natūralių būdų, kaip padėti. Turbūt pagrindinis atradimas mano tyrime buvo, kad ne tiek apie tai, kas padeda, bet apie tai, kas nepadeda ir užrakina tarsi, priverčia likti įstrigus tame gedėjime. Tai tą komplikuotą gedėjimą labai skatina ir padidina vos ne 2-3 kartus šansą patirti psichikos sutrikimus, vengimas. Tai va ta įveika kaip neigimas, kada, pavyzdžiui, puolama vartoti raminančius medikamentus, vietoj to, kad spręst problemą, kada alkoholis vartojamas, kada įkrentama labai stipriai į darbą ir tarsi taip save baudžiu, savo kūną verčiu daug dirbti, kažkaip negalvoti apie tai. Tai va būtent įveika kaip neigimas, jinai padidina riziką depresijos, potrauminio streso, po persileidimo. Tai priešingai, tokia įveika, kuri arba yra toks streso valdymas, kada tai gali būti fizinis judėjimas, tai gali būti buvimas gamtoje, tai gali būti malda, meditacija, kažkokia kita dvasinė praktika, tai gali būti knygų skaitymas ir įvairios kitos įveikos, kurios būtent su persileidimu susijusios, kad pavyzdžiui, kalbėtis apie tai, dalintis, kreiptis psichologinės pagalbos, jeigu reikia, eiti į moterų grupės emocinės paramos, arba tiesiog dalintis su kitom moterim kažką panašaus patyrusiomis. Tai tokie visi aktyvūs įveikos būdai ir ypatingai tie, kurie padeda tau integruoti persileidimą į savo patyrimą, jie yra gelbstintys ir tikrai veikia teigiamai, yra tokie savo palankus. Taip, turbūt šitie dalykai. Supratau. O kokie veiksniai padidina arba kaip tik sumažina, kalbant ir psichologinės pusės, persileidimo tikimybę? Kad persileidimas įvyks, ar ne, apskritai. Tai tų veiksnių daug labai tyrimų apie tai atliekama, jau čia, aišku, ne tiek psichologija, kiek medicina, reprodukcinė visas sritis ir visuomenės sveikatos tyrimai. Tai išvardinsiu dažniausius veiksnius. Tai dažniausi
apie 50% ir daugiau persileidimų įvyksta dėl genetinių vaisiaus arba embriono anomalijų, tai kažkokia chromosomų malformacija, kiti dalykai. Iš esmės tai yra tokia kaip tiesiog genetinė klaida, kuri įvyksta ir persileidimą galima matyti kaip tokį tiesiog gamtos darbą tam, kad galėtų gimti tas sveikas kūdikis, kitame cikle įvyksta persileidimas. Tai dažniausiai tai yra, kad tiesiog negali būti dėl tos genetinės klaidos suderinamumo su gyvybe. Yra ir kitų įvairių sutrikimų moters sveikatos, pavyzdžiui, reprodukcinės sveikatos, tai gali būti kažkokios cistos arba polipai, endometriozė, kiti dalykai, dėl ko labai svarbu kreiptis pas savo ginekologą ir jeigu nustatoma, gydytis tam, kad būtų galima sklandžiai pastoti kitų nėštumų metu ir išnešioti. Gali būti endokrininės sistemos sutrikimai. Taip pat nemaža dalis, apie 15% įvyksta ankstyvų persileidimų dėl infekcijų ir netgi 66% irgi dėl infekcijų vėlyvų persileidimų. Tai vat kažkokia dažnai irgi lytinių takų, galbūt infekcijos tam tikros arba tiesiog susirgimai, kažkokie sunkus virusai siejasi su tuo, kad persileidimas gali įvykti dažniau. Bet yra ir tokių kitų tyrimų, kurie kalba labai apie streso reikšmę, kad dažnai toje grupėje patyrusių persileidimą, lyginant su nepatyrusiu, yra prieš persileidimą buvo didesni streso rodikliai. Pavyzdžiui, naktinis darbas moters, naktinės pamainos, budėjimai irgi siejamas su didesnė rizika. Netgi traumuojančios patirtys ankstyvoj vaikystėj, toj grupėje yra daugiau persileidimų. Tai čia mes negalim kalbėti apie priežastį, galbūt pagrindinę, bet sąsajos, veiksnys, kuris susijęs. Labai svarbus veiksnys yra amžius, nes tik maždaug apie 12% persileidimų įvyksta moterims iki 30 metų, o jau jeigu kalbėsim apie laikotarpį apie 40 metų, jau tas skaičius gali būti ir virš 60% tikimybė patirti persileidimą. Tai maždaug yra tų tyrimų skirtingų, bet vienur sako apie 35 metų amžių, kitur šiuolaikinėse tyrimuose daugiau apie 40 metų amžiaus ribą. Kalbama, kad reiktų tiesiog tą nėštumą planuoti kuo anksčiau, kad būtų mažesnė rizika. Kiek įmanoma, ar ne, bet jau nelaukti tų 35-40 metų, nes tai jau tampa rizikos veiksniu. Ir dar kitų tų priežasčių yra, tai kaip minėjau, alkoholis, rūkymas, kur tikrai yra labai svarbu, planuojant nėštumą, nevartoti alkoholio, nerūkyti. Gali medikamentai tam tikri irgi sukelti persileidimą, pavyzdžiui, antisteroidiniai priešuždegiminiai vaistai, tai irgi reikėtų pasitarti su gydytoju planuojant nėštumą ir susitikrinti, ką galima vartoti, ko ne. Turbūt tokie būtų pagrindiniai veiksniai ir aišku, tiek vyrų, tiek moterų. Netgi vyrų kai kurie veiksniai, pavyzdžiui, amžius, irgi lygiai taip pat 40 metų amžius siejamas su ta rizika, kad didesnė persileidimo tikimybė. Tai čia ne tik apie moteris kalbant. Man iš čia pasirodė įdomus klausimas, kurį galėčiau užduoti, kaip išvengti to lyginimo su kitais. Vis tiek mes esam, ir suprantam, jog esam individualūs ir visiškai kitokie nuo visų kitų, bet vis dėlto atsiranda tas lyginimasis, kodėl jinai susilaukė, o aš negaliu. Kaip išvengti to moterį? Šiaip lyginimasis, nežinau, ar įmanoma to išvis išvengti, nes lyginimasis suintensyvėja tada, kai keičiamės dažniausiai. Ir jeigu mes esame labai kažkokie užtikrinti, stabilus, mūsų tapatumas aiškus, mes mažai lyginsime su savim. Bet su kitais, ar ne, mes gal su savim labiau būsim linkę, atsiremsim į save. Bet kada įvyksta kažkokie pokyčiai, supurtančios patirtis, arba, pavyzdžiui, net ir tapus tėvais, ar laukiantis labai paūmėja lyginimasis su kitais, nes tai yra toks būdas savo tapatumo ieškoti. Kas aš esu? Noriu iš tikrųjų save suvokti ir esu labiau pažeidžiamas, kai vyksta pokyčiai. Taigi, turbūt taip, kad visai išvengti nepavyks, bet būtent tas lyginimasis neprivalo būti neigiamas, kad labiausiai turbūt gydo ryšys ir toks patyrimas ryšio netgi su to savo lyginimosi objektu. Pakalbėję ir pabandę jo batus
atsistot, mes pamatysim, kad visi žmonės patiria savo gyvenime anksčiau ar vėliau kažką sunkaus. Nei vienas nesam apsaugotas nuo netekties skausmo, nei vienas nesam apsaugotas nuo ligų, nuo kažkokių problemų, sveikatos sutrikimų. Ir turbūt tik tai ta tokia empatija, kad gal tas žmogus turi vieną, bet jis gal neturi visai ko kito, ką aš turiu. Tai toks atsigręžimas į save ir dėkingumas ir pagalvojimas, ką visgi aš turiu, net kai netekau, netgi kai mano svajonė kažkokia neišsipildo, ką visgi turiu, ar ne. Tai tas labai padeda sumažinti. Ir aišku, tas lyginimasis, jisai šiaip mažėja su laiku ir tikrai nereiktų savęs kankinti ir nereiktų būti prie tų žmonių, kurie ten, pavyzdžiui, širdis plyšta ar ne, bet tu vis tiek kasdien būni ir matai ten tą draugę, kuri laukiasi arba kuri viskas apie tą draugės leliuką, o tu neturi. Tai atstumas irgi gydo ir rast patogų atstumą. Galima tą reguliuoti. Galima savo draugiai arba kolegijai pasakyti, kad žinai, aš patyriau persileidimą, man yra taip skaudu, kai tu pasakai kiekvieną kartą ten kokio dydžio tavo tas vaisius pilve, man dužta širdis, gal tu gali su manim atsargiau apie tai kalbėti. Ne? Tai tas, mes galim paprašyti, kad kiti būtų su mumis jautresni, nes tie kiti galbūt nežino, nesupranta, nemoka, jie nežino, ką reiškia, kokį skausmą sukelia. Tai va, pasirinkti, su kuo būti, kaip arti, kalbėti apie savo poreikius, tas turbūt gali padėti. Kaip atsiriboti nuo tos neigiamų nuomonių kitų, pavyzdžiui, tarkim, šiais laikais jau suprantame, kad tai yra normalu, kad tai gali nutikti, bet tarkim, gal kokie seneliai, gal kokie draugai, kaimynai, kažkaip neigiamai gali žiūrėti ir stigmatizuoti tą persileidimo įvykį. Kaip nuo to atsiriboti? Taip. Ne viena tyrimo dalyvė kalbėjo apie tai, kad ten, pavyzdžiui, pasakiusios apie tai, kad patyrė persileidimą iš vyresnės kartos žmonių kažkokio sulaukė nejautraus komentaro. Pavyzdžiui, tai nereikėjo čia visiems skelbtis, kad laukės, tai ir nebūtum patyrus. Na, nu, toks kažkoks mitas, kažkokia tiesiog nesąmonė, įsitikinimas to žmogaus. Tai reikia tiesiog pagalvoti, kad tai tikrai ne apie mane, kad aš kažkokia bloga ar kalta. Mes negalim priimti tos kaltės, bet turim pagalvoti, kad tai galbūt nuo to žmogaus nemokėjimas reaguoti į kito skausmą. Tiesiog kitus kartais būna erzina, kad kitam sunku, kad kitas susigraudinęs, ar ne, tai kažkokį bando tarsi sudėlioti juodą baltą lentynėlės. Tai tikrai irgi sunku, mes negalim kitų kontroliuoti, mes negalim savo ten močiučių, dėdukų, kaimynų perauklėti, ar ne, bet galim turėti atsvarą, tai yra draugauti, kaip aš savo vaikams sakau, draugauti su tais, kurie mus myli, su žmonėms, su kuriais yra teigiamos interakcijos ir klausyti tų autoritetų, kuriuos mes gerbiam, prie kurių jaučiamės gerai. Tai o su kitais pasirinkti atstumą ir tikrai nebijoti ir pasiginčyti ir pasakyti, kad nu čia ir nesąmonę pasakė. Kartais nėra blogai, nes turbūt blogiausia tai tokiuose situacijose yra tas visas strėles priimti savo ir nulenkus galvą sakyti, kad taip, aš kaltas, aš blogas, aš kažkoks netoks. Tikrai nereikia bijoti. Ir neretai būna irgi, kad toks nejautrumas pasireiškia per tai, kad klausinėja, ar ne? Tai kada jau čia mum anūkėlių duosit? O pavyzdžiui, sako, aš sėdžiu prie stalo ir aš vis dar kraujuoju po to antro persileidimo patirto. Ir aš dar nepasiruošus sakyti, bet tie komentarai kaip ant žaizdos ar ne dar praeiti su švitriniu popieriu. Tai vat, tas irgi yra labai sunku ir mažų mažiausiai tai mes turim savo pasakyti, kad esam verti atjautos, kad nesam verti nejautrumo, kad tai neteisinga, kad tai skaudina savo įvardint arba psichologui, arba draugiai, draugui. O tikrai, jeigu turiu jėgų, jeigu noriu, tai verta atsiverti kitiem ir pasakyti, kad mane skaudina toks komentaras, nes mes ką tik patyrėm persileidimą. Ir patikėkit, mes irgi to norim ir kai tik tai galėsim, mes su jumis mielai džiugiomis žiniomis pasidalintume. Bet yra realybė tokia, kokia yra. Tas būti savo pusėje, ar ne, turbūt svarbiausia, kad būti gera mama savo tose situacijose vidiniam lygmenį,
atjaust save, paguost, užtart nuo tų visų nejautrių komentarų yra labai svarbu. Kaip išvengti, kaip ir minėjote, atsiranda baimė bandyti susilaukti vaiko iš naujo. Kaip išvengti šitos baimės? Nes vis tiek nėra, kad po persileidimo susilaukti vaiko negalima būti, bet vis tiek bijo žmonės. Kaip tą baimę panaikinti? Turbūt kažkaip pakovot, panaikint su ta baime, toks būtų bergždžia kova, nes baimė yra natūralus jausmas, tokia savisauga ir jis yra apie tai, kad mums kažkas yra brangu, turim kažkokias vertybės, svajonės, norus, baisu ir neramu tada, kai mums rūpi. Tai reiškia, tai mūsų svajonė, tai mums yra svarbu. Tai kaip viena dalyvė tyrime kalbėjo, ji buvo patyrus 3 persileidimus ir jis sakė, aš tiesiog turėjau atsakyti savo, ar aš labiau bijau, ar aš labiau noriu. Ir kai aš pasakiau, kad aš labiau noriu, tai supratau, kad aš kažkaip su tą baimę susitarsiu. Nes reikia bandyti, ar ne. Kita vertus kartais, ar ne, kai tų persileidimų labai daug. Vienas gydytojas pasakojo apie pacientę, kuri patyrus buvo 10 persileidimų ir sako, tai toksai kaip galvos trankymas į sieną ir bandymas praeiti, ar ne. Bet sako, 11 kartą jis susilaukė ir sveiko vaiko. Tai tikrai, jeigu nori, rasi būdą, kaip išpildyti savo svajonę ir ne tik biologinis nėštumas yra kelias, yra daug gydymo būdų, yra galimybė įsivaikinti, yra galimybė dar įvairiausių būdų gyvenime, kaip realizuoti savo norą tapti tėvais. Tai aišku, tai labai svarbus klausimas. Ir dažniausiai savo svarbu pasakyti, kad ateis laikas ir bus lengviau. Taip tikrai būna, niekas nestovi vietoj, viskas banguoja tam emociniam lygmenį ir baimė yra natūralus jausmas tokioje situacijoje. Bet tikrai didžioji dauguma, virš 90% porų patyrę persileidimą sėkmingai susilaukė vaiko. Tai persileidimas nėra nuosprendis. Ir tyrime dalyvavo dauguma tų, kurie jau turėjo vaikų, galėjo apie tai kalbėti ir sakė, kad būtent 2 nėštumas arba 3 ar 4 buvo sunkiausias tas laikas, ypač kol pereina tos savaitės, kada tu, pavyzdžiui, patyrei 7-8, tai tikrai baisu tuo metu tą 7-8, bet paskui, kuo didesnis nėštumas, ypač kada vaisius jau gali išgyventi, kaip būtų neišnešiotukas, jeigu gimtų anksčiau, gali išgyventi už kūno ribų virš 23 savaitės ir vėliau mažėja, slūgsta ta baimė ir tikrai įgalina. Labai džiugu girdėti tokią statistiką, tikrai teigiamą. Na ir tinklalaidės pabaigai, kokią žinutę siųstume dabar bandančiam susilaukti, galbūt ir patyrusioms persileidimą ir vėl bandančias, besilaukiančioms moteriams, kokią iš savo patirties žinutę siųstume? Man atrodo labai svarbi žinutė, kad ta tamsa mūsų gyvenime, kai kažkas ištinka sunkaus, yra tokia derlinga dirva augti ir panašiai kaip sėkla kažkokia išauga, ar ne, to juodoj žemėj. Tai mačiau kažkur tokį paveiksliuką, kad jeigu tu tupi kažkur juoda, tu nieko nematai, tai nereiškia, kad tu emociškai miręs, ar ne, gali būti, kad tu ką tik pasodintas ir išaugsi kaip sėkla, ar ne. Tai man atrodo, tos sunkiausios patirtis leidžia augti, jos leidžia vėliau, pavyzdžiui, susilaukus vaikų ar kažkaip tapus tėvais, įsivaikinus, gali žmonės patirti, žinodami tą trapumą gyvybės, gali labai prasminti savo motinystę ir labai ją mėgautis ar tėvystę. Ir tai tikrai nėra kažkoks nuosprendis, tai yra tiesiog, mes negalim pasirinkti, ar tai patirti ar ne, bet mes galim pasirinkti, kaip priimti savo kūną, kaip padėti savo, kaip tą skausmą priimti. Priminėt man vieną mano mamos posakį, stiprus žmonės neužauga pavėsy. Realiai tokie išgyvenimai mus ir sustiprina. Tikrai taip. Ačiū Jums, kad dalyvavote tinklalaidėje, buvo labai malonu su Jumis kalbėti. Ir ačiū žiūrovams, kurie mus žiūrėjote. Ir susitiksime jau kitoje tinklalaidėje.